Sveiki visi! Prieš pradėdami daryti užduotis, pabandykime prisiminti esminius momentus iš ankstesnės kriptovaliutų pamokos. Prisiminkime esminės blokų grandinės savybės. Ji yra saugi, nes visi įrašai yra užšifruojami naudojant kriptografijos algoritmus. Taip pat ji garantuoja visišką anonimiškumą, nes vienintelė informacija, kurią mato kiti tinklo dalyviai, yra tavo viešasis raktas. Kiekvienas sandoris turi savo laiko žymą, todėl lengvai galima atsekti jų chronologinę seką. Visi tinklo dalyviai turi pilną blokų grandinės kopiją, kurioje yra visi sandoriai nuo pat blokų grandinės sukūrimo pradžios. Visi vienbalsiai sutarė dėl blokų grandinės įrašo patikimumo. Taip pat kiekvienas įrašas, kuris yra įtraukiamas į blokų grandinę, negali būti keičiamas, todėl ji yra nekintanti. Ir galiausiai blokų grandinė gali būti programuojama, naudojant išmaniuosius kontraktus. Toliau prisiminkime, kaip inicijuojamas atsiskaitimas kriptovaliuta. Iš pradžių siuntėjas sugeneruoja mokėjimo tekstą, kuris yra pasirašomas skaitmeniniu parašu. Tai vyksta naudojant siuntėjo privatų raktą, kartu su mūsų jau anksčiau aptartu asimetrinio šifravimo algoritmu. Taip yra sugeneruojamas pasirašytas mokėjimas. Tuomet jis yra pradedamas transliuoti visiems blokų grandinės tinklo dalyviams. Blokų grandinėje yra specialūs nariai vadinami kasėjais. Jie užtikrina kriptovaliutų mokėjimo patikimumą, naudodami savo kompiuterinius resursus ir už tai yra apdovanojami tam tikrų kiekių kriptovaliutos. Kasėjas, išgirdęs apie naują mokėjimą, iš pradžių patikrina jo validumą, naudodamas siuntėjo viešąjį raktą ir parašo tikrinimo algoritmą. Jei viskas atitinka, tuomet mokėjimas būna priimtas ir yra įtraukiamas į bloką. Tačiau, jei randama kažkokių neatitikimų, kaip pavyzdžiui nepakankamas lėšų kiekis ar neatitikimas tarp mokėjimo teksto ir pasirašyto mokėjimo teksto, tai sandoris yra atmetamas. Dar kartą apžvelkime, kaip visą tai atrodo blokų grandinės kontekste. Panagrinėtume konkretų pavyzdį. Blokas savo antraštės vietoje turi ankstesnio bloko maišos vertę, kuri savo pradžioje turi 10 nulių. Kai bloke užsipildo visos sandoriams skirtos vietos, kasėjai pradeda ieškoti darbo įrodymą patvirtinančios vertės, su kuria mūsų blokas įgautų maišos vertę, kuri prasidėtų 10 nulių. Kai vienam iš kasėjų pavyksta rasti šią vertę, jis tampa bloko kūrėju ir gauna atlygį. Šio bloko maišos vertė tampa naujo bloko antraštė. Ir į šį bloką pradedami įrašinėti mokėjimai, tol kol jis prisipildo. Tada vėl kasėjai ieško darbo įrodymą patvirtinančios vertės. Laimingasis kasėjas, kuris randa vertę su reikiamu kiekiu nuliu, tampa bloko kūrėjai. Ir šis ciklas taip kartojasi be galo. Augant blokų grandiniai, gali nutikti tokia situacija, jog praktiškai vienu metu du skirtingi kasėjai ras dviejų skirtingų blokų darbo įrodymą patvirtinančias vertės ir ištransliuos šios blokus kitiems tinklo nariams. Tai blokų grandinėje atsiras išsišakojimas. Tinklo nariai nežino, kuris iš dviejų naujų blokų yra patikimesnis, kadangi jie abu turi darbo įrodymą patvirtinančias vertės. Šie blokai nėra iš karto įtraukiami į nekintančią blokų grandinę. Tam tikrą laiko tarpą yra laukiama ir klausomasi kasėjų siunčiamų naujų blokų signalų bei stebima, kuri iš atšakų sparčiau augs. Ta, kuri greičiau ilgėja, yra laikoma patikima atšaka ir įtraukiama į nekintančią blokų grandinę, o kita atšaka yra atmetama. Prisiminkime, kokiose srityse gali būti panaudojami nepakeičiami žetonai. Akivaizdžiausia panaudojimo sritis yra skaitmeninis menas. NFT technologija gali padėti menininkams įrodyti pirkėjams, jog jų virtualus meno kūrinys yra unikalus ir vienetinis. Panašiai kaip ir meno atveju, muzikos ir filmų kūrėjai gali paversti savo kūrinius į NFT ir taip plėsti savo patikimų kūrinių kolekciją. Taip pat itin perspektyviai skamba NFT pritaikymas kompiuteriniuose žaidimuose. Naujas kompiuterinių žaidimų modelis su integruota NFT infrastruktūra leistų žaidėjams turėti nuosavybės teisės į tai, ką jie perka žaidimo viduje ir net naudoti šiuos elementus skirtinguose žaidimuose. Bet turbūt ambicingiausias NFT pritaikymas yra numatomas meta visatų skaitmeniniuose pasauliuose. Šios virtualios realybės galėtų NFT pavidalu pardavinėti virtualius žemės plotus, veikėjų rūbus, virtualių namų baldus ir dar begalę kitų dalykų. Prisiminkime porą potencialių išmaniojo kontrakto naudojimo pavyzdžių. Tarkime, kad yra sukuriamas toks kontraktas, kuris leidžia žmonėms aukoti Etherį Ethereum platformoje ir taip prisidėti prie jiems svarbaus projekto finansavimo. Jei yra surenkamas reikiamas kiekis pinigų, pavyzdžiui 100 Etherio žetonų per vieną mėnesį, tuomet šie pinigai yra pervedami į nurodytą sąskaitą ir tinklo dalyviai, kurie prisidėjo savo lėšomis prie šio tikslo pasiekimo, gauna tam tikrą atlygį. Tikslo nepasiekus, žetonai sugrįžta rėmėjams. Kitas pavyzdys galėtų būti susijęs su draudimu. Įsivaizduokite, kad tarp ūkininko ir draudimo įmonės yra pasirašomas išmanusis kontraktas, kuriame teigiama, kad jei ilgiau nei savaitę laikysis didesnė nei 30 laipsnių temperatūra, iš draudimo kompanijos sąskaitos automatiškai yra pervedama 50 000 į ūkininko sąskaitą kaip kompensacija už sausros metu patirtus nuostolius. Šis draudimo kompanijos pavyzdys išryškina orakulo problemą. Blokų grandinės pačios savaime yra uždaros sistemos
ir neturi prieigos prie už jos ribų slypinčios informacijos, kaip pavyzdžiui oro temperatūra ūkininko valdomo sklypo teritorijoje. Šią informaciją blokų grandinėms gali suteikti oraklai, pavyzdžiui vietinė meteorologinė stotis. Tačiau tokio centralizuoto oraklo panaudojimas visiškai panaikina visus išmaniojo kontrakto privalumus, kadangi draudimo kompanija gali papirkti vietinę meteorologijos stotį ir manipuliuoti jos teikiamais duomenimis. Šią problemą galima išspręsti pasitelkus į pagalbą decentralizuoto orakulo paslaugas. Jis skiriasi tuo, kad yra sudarytas iš daugelio nepriklausomų meteorologinių tarnybų, kurių duomenys gali būti apjungiami ir išmaniojo kontrakto sąlygų įvertinimui būtų naudojamas jų pateikiamų temperatūrų aritmetinis vidurkis. Trumpai prisiminkime esminius išmaniųjų kontraktų privalumus ir trūkumus. Pirmasis privalumas yra greitis, kadangi išmanieji kontraktai yra automatizuoti. Taip pat jie yra nepriklausomi, nes juose arba nedalyvauja jokios trečiosios šalis, arba tai yra decentralizuoti oraklai. Išmanieji kontraktai yra ypač patikimi, kadangi kartą į blokų grandinę patekusi informacija amžinai lieka joje. Taip pat jie yra labai taupūs, nes nereikia eiti pas notarą. Kadangi išmanieji kontraktai yra itin naujas konceptas, jie turi ir nemažai trūkumų. Juos yra labai sunku integruoti su realaus pasaulio objektais. Tai dažnai reikalauja itin daug pastangų, laiko bei pinigų. Kartą susitarus dėl kontrakto detalių, neįmanoma jų pakeisti ir tenka kurti papildomus susitarimus. Paskutinis šių sandorius reguliuojančių protokolų trūkumas yra įstatyminės bazės nebuvimas. Taigi, greitai pasikartojame esminius dalykus, kuriuos reikia žinoti apie kriptovaliutas, bei lieka pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Sėkmės!